Sveiki, brangus profsąjungiečiai, gerbiami Ignalinos atominės elektrinės darbuotojai. Tai vasaris beveik įpusėjo. Šiandien norėčiau aptarti 4 pagrindinės, labai aktualias šiai dienai temas. Tai planuojamas šiais metais 10% etatų sąrašo mažinimas mūsų įmonės. Antras tai yra premijos, jų fondas, bazinio atlygių peržiūrėjimas, skaidraus atlygių direktyvos įgyvendinimas, namų darbai mūsų įmonėje ir šių metų suplanuoti įmonės rodikliai. Taigi dėl etato mažinimo 10%. Sausio 29 dieną buvo Ignalinos atominės elektrinės valdybos posėdėje, kuriame dalyvavo ir mūsų profsąjungos atstovai ir buvome patikinti, kad šiais metais tokio plano nėra. Mes bent taip supratome, tačiau paaiškėjo, kad prieš dieną, 28 dieną, sausio 28, įmonės direktorius pasirašė atitinkamą įsakymą dėl neužimtų etatų naikinimo. Tai kyla klausimas. Tai yra disfunkcija, kuomet valdyba nežino, ką daro direktorius ir atvirkščiai, arba tai sąmoningas darbuotojų atstovų klaidinimas ir viso kolektyvo klaidinimas. Tai yra svarbu, tarsi neužimti etatai. Tačiau panaši situacija buvo prieš 2 metus, mes tuomet irgi kėlėm klausimą ir paaiškėjo, kad šiaip buvome teisūs, mes laikome, kadangi įmonė ir tuomet susidūrė ir dabar susidūrė su darbuotojų pritraukimo sunkumais. Reikia pažymėti, kad neužimti etatai nėra pertekliniai. Tai etatai, į kuriuos nerandama žmonių. Nerandama mėnesiais. Yra skyrių, kur nerandame ir 2 metus tų darbuotojų. Tai čia nereiškia, kad jie nereikalingi. Darbuotojai, kurie dirba ir turi atlikti darbą, sakant, už savį ir už tą vaikiną, tai kelia klausimą dėl kaip vieno iš rizikos, darbo sąlygų rizikos veiksnių, tai emocinė perkrova. To neturėtų būti. Ir mes laikom, kad toks sprendimas yra lengvabūdiškas, nepamatuotas ir nesavalaikis. Tam, kad optimizuoti įmonę, tai reikia įvertinti visos įmonės mastu. Skyrių yra daug, 1500 kolektyvas. Tai yra skyrių, kur tikrai galbūt yra etatų perteklis, gal ir darbuotojų perteklis. Yra skyrių, pavyzdžiui, technologijų departamentas, tai kur trūksta žmonių. Apie tai sako ir vadovai, ir darbuotojai. Ir kaip galima taip, padrikai paimti kokią vieną skyrių arba po visą įmonę, va čia po 10%. Ir tuomet klausimas, o kaip dėl administracijos skyrių? Kuomet vienas partneris, tai panašiai 3 šaltkalviai. Kaip su administracijos, kur mes manom, kad to paties, 2-3 partnerių instrukcija telpa į vieną galbūt pareigybės aprašymą. Apie tai reikia susimastyti ir tikrai gerai pamatuoti prieš priimant sprendimus. Tai kalbant apie premijas, šiai dienai pavyko įtikinti ministeriją. Tai aš tikiuosi, kad mes šioje vietoje kartu su darbdaviu ir valdyba tai turim vieningą nuomonę, bent tai buvo įgarsinta, kad bazinių atlyginimų peržiūrėjimas bus nuo balandžio 1 dienos, kaip ir praeitais metais. Tai reiškia, kad gegužės mėnesį darbuotojai jau gaus padidintą bazinį atlyginimą. Dėl premijų tai turi būti išmokėti balandžio mėnesį. Kol kas nepasiekta susitarimų dėl šių lėšų paskirstymo.
Kalbant apie premijas. Skaičiai aiškus, premijinis fondas aiškus. Neaišku, kodėl darbdavys taip uoliai slepia projektą dėl tų lėšų paskirstymo. Tačiau ir turint tokius rezervuotus skaičius, mes pateikėm savo pasiūlymus, kad pirma neturėtų būti premijos sutapatinamos su baziniu peržiūrėjimu, tai yra procentaliai, tačiau tai turi būti konkretus skaičius. Kaip tokį variantą mes pateikėm, kad visiems po lygiai, išskyrus vadovus, tai yra panašiai apie 35 vadovus. Kodėl išskirta taip? Tai čia mes pereinam prie bazinių peržiūrėjimų. Tai paskutinį kartą, pavyzdžiui, rėžiai buvo peržiūrėti 23 metais. Nuo to laiko minimali alga pakilo 37,3%. Taip daugelio darbuotojų alga pas mus nedidėjo. Tačiau atskirų darbuotojų, ir tai patvirtina ir darbdavys savo komunikacijai, pagrindė tai vadovų, ekspertų ir panašiai, tai didėjo gerokai daugiau nei 30%. Tačiau šioj vietoj mes siūlom kažkiek susidrausminti ir todėl tas premijinis fondas vadovams mes siūlom nukreipti, o čia 337 tūkstančiai eurų nukreipti į bazinių atlyginimų peržiūrėjimą. Taip pat dėl projektų komandų, kur skirtas atskiras premijinis fondas planuojamas, irgi kyla klausimas, pirma, pažiūrėsim, kursų atsižvelgiant ir paskutinių 2,5 metų valdymą, kur mes negailim kritikos, kur mes atsidursim dėl projektų vykdymo, pagrindinių projektų vykdymo. Ir kas tie darbuotojai. Todėl dėl šito premijinio krepšelio irgi kol kas klaustukas. Taigi mes savo pasiūlymus pateikėm ir darbdaviui, ir valdybai, ir ministrui. Labai svarbu dar šių metų bazinių atlyginimų ir premijų skirimas, tai skaidraus atlygių direktyvos įgyvendinimo fone. Reikia pažymėti, kad tai ne tik vyrų ir moterų sulyginimas, tai Lietuva per darbo kodeksą, kuris planuojami čia pakeitimai, manytina, kovo mėnesį, jau Seimas turėtų patvirtinti, tai Lietuva planuoja gyveninti kiek plačiau, kad darbo užmokestis, tai aišku, kad tai yra disbalansas, kuomet valstybės įmoniai darbo užmokestis gali skirti 10 kartų ir daugiau tarp paprasto darbuotojo ir įmonės vadovo, vadovaujančių darbuotojų. Tai per didelis disbalansas tikrai. Taigi įstatymų leidėjas to planuoja sutvarkyti, kad tai būtų aišku, darbuotojas kiekvienas suprastų, kodėl jo atlyginimo dydis būtent toks, kur jis yra tų pareigybių žemėlapyje palyginus su savo kolegomis. Tai yra normalu. Tam turi būti įvertinta jo pareigybė. Tai yra jo atliekamo darbo svoris. Taigi pareigybių įvertinimas patampa vienas pagrindinių žingsnių, nustatant darbo užmokestį. Čia pirmas žingsnis. Todėl atsakymas darbdavio mums, kad tarsi tai kaip ir nėra darbo apmokėjimo sistemos dalis, mes tai vertinam kaip arba nesuvokimą situacijos, arba tam tikrą manipulaciją. Bet kokiu atveju dabar aišku, kodėl darbdavys taip užsispyręs trukdo mum atlikti savo darbą, mes tai taip laikom pilna apimtimi ir patvirtinęs naują
tai yra pasikeitusi pareigybių vertinimo aprašą komisijos sudėtį, trukdo mum atlikti savo pareigas pilna apimtimi. Čia vėlgi tęstinė veikla, dėl kurios mes ir prašom ir laukiam, sueina jau terminas ministro dėl drausminės atsakomybės taikymo įmonės vadovui. Taigi sutikit, kad 6 vadovai komisijos dėl pareigybės vertinimo, o kartuoju, tai yra pirmas žingsnis dėl darbuotojo ir atlyginimo nustatymo dydžio ir bazinio atlygio peržiūrėjimo. Taigi 6 vadovai ir 1 darbuotojo atstovas. Ir darbdavys nesirengia, panašu, nepasiruošęs, kad būtų priimami sprendimai šiame komitete konsensuso būdu. Mes laikom, kad būtent konsensuso būdu turėtų būti priimami tokie sprendimai. Tai yra, turi susitarti. Jeigu to nėra, tai tuomet žiūrim proporcingai, kiek nuo kiekvieno skyriaus, kiek pavaldinių turi vienas ar kitas vadovas ir kiek turi būti darbuotojų atstovų. Taigi, bet tai ne pirmas atvejis, kuomet darbdavys, mes laikom, apie tai byloja ir praeitų paskutinių 1,5 metų 3 raštai dėl pasiaiškinimo ir panašiai. Tai nepavyksta rasti bendros kalbos su darbdaviu, su valdyba, privalome kreiptis į ministrą. Tokios patirties yra ir į Seimą, Europos komisiją, kadangi kalbam apie darbo užmokestį, apie įmonės optimizavimą. Taigi ir sekantis klausimas tai dėl rodiklių. Šių metų rodikliai. Kaip ir kiekvienais metais, tai tvirtinami ministro įsakymu, kadangi įmonės valdyba mūsų susirašinėjimą informavo, kad rodikliai tai kompetencija yra įmonės valdybos ir ministerijos, tai mes tuomet kreipiamės į energetikos ministrą ir teikiam savo pasiūlymus dėl rodiklių. Kodėl? Todėl, kad rodiklius vykdo žmonės. Tai darbuotojai vykdo tos rodiklius, ne ministerija, ne valdyba ir ne įmonės vadovas. Todėl mes matom, kad pateikta ministro 11 rodiklių, iš kurių mes matom tokią tendenciją, kur išsakėm ir šią savaitę įvykusio su ministru susitikimo metu savo nuogąstavimus ir pastebėjimus, kad mažiausiai 2 rodikliai yra mūsų manymų pertekliniai, kadangi orientuoti į manytina konkrečius 2 administracinius skyrius ir pagal savo ambicijas pasiekimo galimybė tai labai yra žemos. Tuo tarpu tai, kas liečia praktiškai kiekvieną darbuotoją arba ne visai priklauso nuo įmonės ir darbuotojų, arba ne visai apimtimi, arba sunkiai pasiekiami ir neaiškus. Vienas iš rodiklių mūsų galva turėtų būti taikomas išimtinai įmonės vadovui, o ne visam kolektyvui. Taigi tokius mes nuogąstavimus ir pastebėjimus teikiam ministrui, tikimės, kad į tai bus atsižvelgta, o darbdaviui norėtume palinkėti ir paraginti jo pasiūlytų susitikimų metu, periodiškų susitikimų metu, konkrečiai aptarti esamus klausimus, bent porą iš tų, kas šiandien nuskambėjo, ir priimti konkrečius sprendimus, tuomet ir parodyti, kad tai tikrai realus socialinis dialogas, ar mes tai įvertinsim. Ačiū, viso gero.